Aš esu Malvina, gimiau ir augau Šiauliuose, studijavau ir gyvenu Vilniuje ir esu baigusi filosofijos studijas, bet fotografuoju nuo paauglystės ir mano fotografija yra savotiškas mąstymo procesų tęsinys. Man patinka mąstyti vaizdais, man įdomiau užsiimti fotografiją ir ten daryti savus atradimus. Mano pradinė intencija yra nesukurti gražų kūrinį, bet padaryti atradimą, nustebinti, užfiksuoti kažką nematomo, tai, kas momente ir daugiau niekada nepasikartos. Mano fotografavimas prasideda ir baigėsi nuo apšvietimo, tai yra, kai kas nors kažką apšviečia, kai spalva nušvinta, aš įsitraukiu, pasidarau atidi, pastabi, labai susikaupusi ir labai mėgaujuosi tą būseną ir kol ji trunka, aš fotografuoju. Visada turiu, kiekvieno kadro yra keliolika kadrų ir iš pradžių man būdavo netgi labai sunku atsirinkti tą vieną gražiausią, nes jie visi jau kai būna geras momentas, kai aš sustoju ten, kur yra gerai, tada jie visi yra geri, bet ilgainiui išmokau rinktis gražiausius, stipriausius kadrus, kurie turi daugiausia įtampos arba veikia kaip aiškus vizualinis pranešimas. Paroda peizaže apie tai ir yra, apie tą spalvą šviesoje ir apie mane peizaže. Ir taip kaip spalva šviesoje nušvinta, taip ir aš ištirpstu, išeinu, atsitraukiu nuo savęs, įsilieju į peizažą, gilinuosi į foną, jis man svarbus ir jis nėra tik tai, kas man už nugaros, jis yra kaip ta paslaptis, kurią aš galbūt galiu įminti.